Šį kartą apžvalgoje Samsung Galaxy Note 8.0. Tai yra visiems puikiai žinomos Galaxy Note serijos įrenginys, kuris turi išmanųjį S Pen rašiklį. Tačiau šį įrenginį galbūt jau būtų galima priskirti ne planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono hibridui, bet tikram planšetiniam kompiuteriu. Planšetinio kompiuterio dešinėje pusėje viršuje turime jungimų išjungimų mygtuką bei garso reguliavimo mygtuką. Dešiniajame apatiniame kampe turime S Pen rašiklio vietą. Įrenginio apačioje mikro USB jungtis įrenginio grojimą iš elektros tinklo ir duomenų perdavimų. Čia taip pat rasime ir stereo garsiakalbius, kurie tikrai labai puikiai atkuria žemus dažnius. Įrenginio kairėje viršuje turime microSD kortelės jungtį, kuri šiuo atveju yra šiek tiek brokuota, tačiau tikėtina, kad tai būdinga tik tai šiam testuojamam modeliui. Apačioje kairėje turime micro SIM kortelės jungtį. Tuo tarpu įrenginio viršuje rasime 3,5 ausinių jungtį. Priekyje integruota 1,3 megapikselio kamera vaizdo pokalbiams, o galinėje dalyje turime 5 megapikselių kamerą bei šviesos diodų blykstys. Iš techninių charakteristikų būtų galima paminėti 1,6 GHz 4 branduolių centrinį procesorių, 2 GB operatyviosios atminties. Akivaizdu, kad įrenginiui to yra daugiau nei pakankama, kadangi jis veikia labai sklandžiai. Kaip matome, Galaxy Note 8 taip pat naudoja įprastą visiems Samsung įrenginiams TouchWiz vartotojo sąsają bei naujausią Android Jelly Bean operacinės sistemos versiją. Planšetinis kompiuteris turi 4600 mAh bateriją, kurios galimybės iš tikrųjų nustebino. Tuo tarpu vartotojui yra skiriama 16 arba 32 GB vidinės atminties priklausomai nuo įsigyto modelio. Planšetinis kompiuteris turi 8 colių lietimams jautrų ekraną, kurio raiška siekia 1280 ir 800 taškų. Galaxy Note skiriamasis bruožas yra S Pen rašikliai, su kuriais įrenginio valdymas iš tikrųjų yra labai patogus. Įdomiausia, kad veikia taip pat ir priekyje esantys sensoriniai mygtukai su S Pen rašikliu. Rašymas įrenginio taip pat yra tikrai gana tikslus ir patogus. Ant įrenginio taip pat rasime specialų klavišą, kuris atlieka įvairias funkcijas. Pavyzdžiui, šiuo atveju tai gali būti parašyto teksto ištrynimas, kitose situacijose atliekami kiti veiksmai. Taigi būtų tiek apie šį Galaxy Note planšetinį kompiuterį, kurio detalesnę apžvalgą skaitykite fvd.lt.